Liūdė, sorry, labai atsiprašau. Savo planus pakeičiu dėl tavęs, o ką tu? Aš to įsprogsiu, aš degu, man per ausis viskas dega, aš jau negaliu kentėti, aš negaliu laukti. Ir iš vien ta žvilė stovi tarp mūsų. Nusiramink, tu savo pavydus sugadinsi viską. Miglė. Ką tu čia darai, tuti? Išprotėjai visai. Myglė, kas čia darosi? Tas vaikinas visą naktį triukšmavo, rėmojo. Kaip tu negali jo sutvarkyti, aš net nežinau. Aš atsiprašau, viską sutvarkysiu, viskas bus gerai. Nu, nežinau, einu tikrai kviesis policiją, nes man jau nusibodo. Kaip galima taip elgtis? Net nepagalvočiau, kad tutis toks. Ką dabar apie mane pagalvos kaimynai? Tuti, kelkis! Tuti! Kaip tu čia atrodai visas apsisnarglėjęs, kelkis greičiau ir keliauk iš čia. Gėda man darai. Miglė, kaip gerai, kad tu čia esi. Eini pas tave į vidų, aš pasišnekėsiu. Eik įsiblaivyk, tada šnekėsim. Viskas man reikia į darbą. Miglė, ateik pas mane. Prašau, atleik, atsiprašau, Miglė. Miglė. Aš einu iš paskos. Aš tik tai noriu truputėlį pašnekėti su Miglė. Tačiau ji nenori su manim šnekėti. Aš turiu pasakyti, kokią nesąmonę vakar padariau. Aš negaliu to slėpti. Uždaryk duris, tai ateina. Ateik, tai kad tu nėra pas mane. Ateinu, saulė, saulė. Okay. Muzikas. Kur? Alkoholis, tai gerai, alkoholis mano brolis. Čia mūsų vynas iš šaldytuvės. Jūsų vynas? Kas čia per maskaradas? Kaip vynas? Vėl razdivarkės, kas čia dedasi? Maja, kas čia dabar? Vėl, nu kas daugiau, jeigu ne Maja kažkokį maskaradą iš būto padarė. Tokiu metu mes visi miegam. O ne čia kažkokių pajacų prisikvietė, nu kas čia darosi? Tu netildik manęs, tu važiuok į Slavenskį bazarą su šitas suknelė. Ką čia vėl dryžuotas, languotas, kas toliau? Kas čia vyksta? Ko tu karvės iš viso? Tas pats per tą patį, blemų, nieko naujo. Maja. Kaip visada mano brolis yra stabdis ir tik ir ieško kaip užraukt tūsą. Prasme, nežinau, uoslę turi ar ką, bet va specialiai ateina ir viską vakarėlis baigtas. Žmonės įilsi. Aš dirbu tokį darbą, naktinį kaip vis normalūs žmonės, o mano naktinio darbo esmė yra mano darbo specifika, aš dirbu naktinį. Kokia specifika? Aš dirbu nubilė kraidytaus specifika. Mes miegam šramogų verslė. Šramogų verslas yra linksmi žmonės. Mums nereikia mūsų linksminti, tai varykime klubą ir linksminti. Blemba, jeigu Jonas sužinotų pro langą iš čia, davai viniuos. Nesuprantu, aš tavęs. Varot į kambarį, ten išleiskime.
Diniuoji, lemma, tu mane užknisai. Šiaušiai. Jūs irgi davai nif, nap, valinkite iš. Pugačiov irgi šiaušiai. Noriu, ne? Jeigu bus toks garsas, nėksit iš čia. Eina šikti su savo taisyklėm, aš moku nuomą, taip pačiai kaip ir visi kiti žmonės. O mano darbo specifika yra tokia, kad aš realiai, man rytas yra vakaras, nu ką žinau, aš dirbu naktim. Nu tai aš lygiai tokia pati gyventoja kaip ir visi kiti, kodėl aš negaliu tūsinti. Jeigu dar bent vieną garsą aš iš jų išgirsiu, visus išvalinsiu lauk. Užknisai mane. Migris, tavo darbas. Ką tu čia darai? Mane turi išklausyti. Tau viskas buvo pasakyta. Tau už tai Keliauk iš čia, kaip tu drįsti tokios būsenos, eik Miglė, įsiklaidyti. viskas gerai. Taip, viskas O, gerai. va taip, va gerai. Susitvarkysim. Susitvarkysim. Aš tau noriu pasakyti, kad aš vakar bučiavausi su kita Ką moterimi. tu pasakei? Miglė man nedavė jokios progos pasakyti anksčiau viskas, kas buvo. Todėl aš jai turėjau pasakyti tiesiai šviesiai viskas, kas buvo. Aš buvau biškai išgėręs ir todėl, kad tu man nedavė. Binkis asilas, tikras Paklausyk, ką asilas. aš tau noriu pasakyti. Aš vakar Ar bučiavausi tau su neaišku, kita. kas tau buvo sakyta? Todėl, kad jinai man nedavė, aš bučiausi su kita. Keliauk iš čia, Aš čiuoš, ją myliu. turiste. Aš buvau biškai išgėręs. Negaišu tavęs. Miglė, tu palauk. Ką? Ir vien dėl to, kad aš su juo nepermigau, jūs laižosi su kita merga? Jis tikras ožys. Ir dabar kalta aš? Aš daugiau jo matyti nenoriu. Palauk, taugi aiškiai pasakė. Miglė, palauk. Alio, Bakuras, alio, eini. Alio, Bakuras išeina. Alio. Nesupratau, ką jį rimtai su manim nori užrišti, aš juk jagi tiesą pasakiau, nes myliu. Taip negali būti, nu, todėl, kad aš jagi myliu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Kad kiekvieną rytą taip. And baby, my heart could still fall as hard at 20. Iš tikrųjų šitas kelias dienas buvo tarsi sapnas. Išjungiau telefoną, nebuvo nei draugų, nei živilių, barnių, pykčių, nereikėjo niekam aiškintis. Gyvenu visiškai tarsi rojui. Telefonas. Kam tu turi? Reik paskambinti. Jebra, prinas, kur esu. Nu duok. Ne, nu. Ieva turėtų daryti tai, ką jinai nori, o jinai per daug galvoja apie kitus. Ir tas labiausiai užknisa. Jinai turėtų galvoti ir gyventi šiuo metu, čia ir dabar, ten, kur ir aš esu. Viskas, reikia čekintis iš viešbučio ir varyti, jau grįžti. Kur tu varysi? Nu, grįšiu į loftą. Loftą. Į darbą man reikia ir viską. Nu, negalima gyvaliotis dėl, to prasme, 5 dienas viešbučio. Man tai atrodo visai realu. Ne. Ne? Ei, nu, ne. Rimtai nori varyti čia? Nu, tai. Gerai. Ką aš tada trukdysiu, man tai kaip ir sakant. Jo, sužink, nepavaryk viskas. Paskui negausi. Nepyk. Nepyk. Nori varyk. Aš tai pasiliksiu čia, Leo liks čia, nusipraus. Pagyvens. Aš nesuprantu, ko jisai putoja. Taigi natūralu, jog man reikia grįžti į darbą. Man reikia grįžti pas draugus. Dingau iš viso be žinios. Ką, dar kelias dienas čia sėdėsim ir valiosimės lovai? Ir vėl nesu tom nesąmonėm. Atrodo, viską daviau, ko nori moteris. O jei ne, kažkas negerai. Grįžtam į realybę. Varyk, tegul varai tą loftą ir viskas. O aš grįšiu namo ir su Dagne išmesim Živilę. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that Tu čia kas, kečiupas su uogienė? Kur mano jogurtas, Pavelį?
Linutė. Oi, sorry, aš daug galvojau. Tikrai žiauriai negerai gavus, ką? Nu, davai apie tai nekalbam, aš dar neprasičiūkinau, man reikia kavos išgerti. Okay. Kodėl tuščia? What the fuck? Bent obuolys yra, man to užteks, nežinau. Aš neatsikelsiu be kavos, kodėl čia batai kažkokie vidury kambario? Kas čia buvo? Bent jau turim lipnes grindis, kiaulydę aplinkui, apie vonę iš vis patyliu. O kino eilė yra pirkti maistą apšė? Nežinau. O, what a surprise, Ievos, bet jinai aišku negali nusileisti iš savo padangių su Leo. Bet bent nupirktų, ką girdi, kokios duonos, minimaliai sviesto, nieko nėra, aplinkinio pasaulio nebėra. Yra tik Leo, aš iš vis nesuprantu, kas turi atsitikti, kad vėl grįžt pas jį. O kas tvarkosi? Kino aš nesuprantu, blem, nei tvarkos, nei maisto, nieko nėra. O, dar viena princesė, Maja, iš vis šiandien iš ryto, jinai belekokia grįžo su belekokia hebra, čia jaučiu daugiau prikiaulino negu sutvarkė. Maja. Aišku. Bent Jonas nematė? Nematė. Nu, tai gerai. Iki šiol net tutis ir tas grafiko laikosi, nu, kas per, aš nežinau, gal vaikų kambarį kokį čia įrengt. Už čia rėkoje dabar. O kur kava? Nėra kavos. Šiandien nedarbo diena, ar kaip, aš nesuprantu, kodėl visi laiką šitos namuose skandalina. Aš noriu kavos. Žodžiu, mane užkniso, aš einu žadinta princesė Maja. Jos didenybė apsitvarkys nors. Man nerūpi, kiek Maja ten dirbo. Jeigu jinai nori gyventi šitam bute, tai reikia laikytis ir taisyklių. O tai reiškia, kad reikia ir susitvarkyti, ir apsipirkti. O jei jau išimčių tikrai nebus. If you wanna stay up all night and wake down by the shoreline, anything you want, darling, I got. If you wanna fly around. Nu ką patsukai, nusivalom snarglius ir orgija baigta. Davai, vyniuojat, iš čia viskas užteks. Matei virtuvę, malalėtkė. Kokią palikot? Eink, tvarkai, užklusai. Tu ką čia diena gyveni ir taip? O jūs stojatės iš čia. Kodėl Alina visą grūzą pila ant manęs? Aš į kas, valytoja gal ar ką? Jeigu duoda man bent porą valandų pailsėti, normalaus miego po darbo. Ir vyniuojat iš čia staigiai, languotas, daižuotas. Davai, užteks kažkodėl. Tai labą dieną ir kiti čia turi teisę gyventi. Tai galima apšikti virtuvę ir palikti taip, šitą natūralu, tau atrodo viskas gerai. Tavo eilės vidury nakties neteinu, nepradau aiškint, kad jūs ten eikit tvarkytis, nors aš tai gyvenu naktį, mane dieno. Jo, turi teisę ir kiti gyventi, ar ne? O mes tai miegoti neturim teisę, kai tu įrauni ryte su savo pajacais. Ką jinai čia man iš vis aiškina? Tegu jinai iš vis geriau patyl, nes aš jai dar tokių tūsų čia surenksiu. Nu, kad pamatys. Ir šūnas nukelis. Davai vyniuojat tvarkytis, mes Galvoji tik apie save iš vis. Įsivaizduoju, man pamėgoti. Darbo specifika, matai. Gerai, Čia tavo darbo specifika. Gerai, išsimiegok čia nevarlinėjus. Aš nujaučiau, kad su Maja gali būti problemų. Nu, bet negalvau, kad kiekvieną dieną. Iš vis, tokie patsukiai ir taip raunasi. Kartais tiesiog norisi imti ir atjungti. Pagaliau visi čia pradės suprasti, koks saldainiukas yra Maja. Aiškiai, jums neteko gyventi 10 metų su ja ir klausytis, kad čia mano gyvenimas, neaiškink man. Nu, man atrodo, ir jų kantrybė turi ribas. O Maja greit supras, kad čia su ja nieks nesicatkins. Sutikėm pusryčiai. Ką tu čia veiki? Pusryčiai Nesupratau? Tu buvai išmestas iš namų. Dink iš čia, aš tavęs tikrai nenoriu matyti. Kaip gali iš mano namų išmesti? Varai, tu lietuvių kalbos nesupratai, ar kas yra? Kas buvo neaišku, kuri vieta? Dėl Živilės klausyk, mes vienas kitą senai pažįstam. Nu, blembalėjo savam stiliuje. Nes jinai vos nesudaužė Živilės, o šiandien jam smulkmeną? Nu kodėl bobos iš visko turi padaryti dramą? Chill. Sumetam ją nafik į lagaminus, išmetam ir gyvenam Bet toliau. tu mane aiškink, o žitų, Živilė, man patinka Živilė, o atsikraustė su visais daiktais. Šovinistė, tu apskritai nemoki su žmonėm bendrauti. Tai gal dar pora Jei pasidarys? praeitą kartą nebūčiau įsikišusi barnį, Živilė dabar būtų su meilinė. Ką iš kokią solidarumo partiją kūrėt, ką? Kur jūs varysit dviese? Vyk, aš tau pasakiau. Čia dėl visko kalta. Kaip dar žingsnis 5 metų, supratai?
Ir kviesk. Žinai, greitai, nieks savęs nenori čia matyti. Dar pasimatysim. Visada maniau, kad jį pažįstu. Nu ką galiu pasakyti, klydau. Leo, jis tai man be bajo yra baisus ir jo tas žvilgsnis, nežinau, turbūt vėl imtų ir purtytų mane. Ir jeigu nedagna, tai turbūt taip ir padarytų. Nu, čiagi mano būtas, ką aš galvoju, kad aš taip ramiai viską paliksiu? Laura, tu palikai pas mane O tu žinai, kada ateitam? telefoną. Su tokia išvaizda Laura yra tikras pošlų idėjų magnetas. Ir kai kurias iš jų aš nekantrauju tuoj pat įgyvendinti. Ten buvo praleistų skambučių. O Kas čia dar? tokios dvi didelės žinios. Tu jau ruošėsi man? Sorry, aš norėjau video parodyti jokingą. Nu, pasibelst negalima. Ei, tuk. Auč, atrodo, papuoliau vėl nelaiku. Bet pastaruoju metu tai jau pakankamai per dažnai vyksta. Sorry, man jau pradeda nusibost tokios naujos taisyklės atseit. Nu, tai jeigu norit privatumo, tai užsirakint gal galima. Nu, iš kur man žinot? Ačiū. Eik, ne, Gabrieliau, nebėra mano nuotaikos, nebenoriu. Ok. Davai gal tada per pietus? Aš būsiu visą laiką namie. Davai. Ką? Bet man Tu reiks grįžti? greitai iki darbo nulėkti. Bet trumpam. Ok, trumpam. Trumpam. Tas sekso laukimas užveda ne ką mažiau negu pats seksas, bet laukti yra labai sunku, ypač kai Laura tokia... Darosi kai kiek nesmagu, nes namuose mylėtis darosi vis sunkiau. Ir dieną čia paprasčiausiai nėra ramybės, o naktį sienos plonos gali bet kas išgirsti. O, senė. Tai karočiui, tai kaip ten tavo išėjo papasakoti Miglėje apie tą lelę ir ten bučinius jūsų? Turis tikrą vaikštantį nelaimę, pagaliau surado fainą paną ir viską pats sušiko. Juokingiausia, kad tarp jo ir tos ponos nieko nebuvo išskyrus laižeką. Ir Miglė net nesužinotų, jeigu pats nepasakytų. Jo, pana senė, iš tikrųjų, aš norėjau pas Miglę atsiprašinėti jos. Šugalinau tenais, kur smigau. Tu realiai nuėjai? Jo, ir paskui mane išmetė, viskas. Eiktina. Kaip aš taip galėjau, kodėl manęs nesulaikėjai? Aš tave, aš taugi sakiau, kad neik. O tu manęs ką klausai? Tugi bobo ekspertas pasidarai, kaip prisigeri. Ką aš tau galiu padaryti, Man reikia dabar susigražinti, aš negaliu be jos. Nu, bet tai kur lochas, nu aš viską pats sušikau. Ir viskas per tą gerimą, alkoholį, viskas, aš daugiau negeriu, man negalima gerti, viskas. Nuo rytojus aš jau negeriu. Nu, senė, čia, karoči, tavo situacija nepavydėtina. Bet jeigu sugalvosi būdą, kaip sąžiningai, žinai, ją susigražinti, kaip sąžiningai, jei kažką prisipažinti, aš nežinau, aš tau padėsiu su šitą. Ne, dabar žiūrėk, kaip tu atrodai kaip valkata paskutinis. Tu išsipraus, kad atsičiūkink, karoči, ir tada galėsi eiti, dabar tavęs nepriims. Bet aš turiu varyti dabar į darbą, nes Jonas pakipiks. Davai. Aš kaltas dėl visko. Tu man atleidai, Miglė, ką? Jeigu tai tiesa, jis iš tikrųjų primušė moterį, bus. Kas debilai, tu iš vis valink. Čia mano chata, tu mane čia neapsivardžiuosi. Tink iš mūsų gyvenimo, supranti, iš mano ir visų žmonių, kurie mane supa. Patarimas geras. Nu ko žiūri dabar, nu? Pati tu žiūri, jeigu matai, kad žiūri. Sutvarkysiu, aš tą butą, tai gal pirmiausia galiu pastyti kavos, kad atsigaučiau, ką? O, kas atėjo? Jūs net užmiršau, kaip tavo veidas atrodo. Labuka. Labas.
Kur buvai? Oi, žinok, iš tikrųjų tai praleidau turbūt geriausias dienas per visą šitą laikotarpį su Leo. Mes išsinuomojom viešbutį. Tiesiog 3 dienas voliojomės lovoj, nieko neveikėm, tiesiog džiaugiamės vienas kitu, tai dar iki dabar taip negaliu atsigauti. Gerai, tai viešas, sakyt, tvarkyti nieko nereikia, ne? Tai kodėl pati viešbutį negyveni? O viešbutis visai nieko variantas, ypač Leo situacijų, kai jį išvarė Dagnė, o vietoj jo atsikraustė Živilė. Nu, žinai, Girne. Jo, žinau. Aišku, kad Leo jai nieko nesakė. Iš veido matėsi. Nesuprantu. Leo išsikraustė, Živilė atsikraustė. Mesgi su juo 2 dienas praleidom. Kodėl jis man niekuom neužsiminė? What the fuck, kas čia vyksta? Jis turi man kažkaip paaiškinti. Šitą, aš į kambarį einu, persirinksiu viską. Gerai? Taip. Nu tai, pasimatys. When life brings trouble, you can fight or run away. I have no struggle. Relax, watch me float away. Mūsų sultis. Prašau. Dar viena, nu padėsi man lipti. Ne karšta? Maja, vyniok iš čia, viskas čia yra už tave sutvarkyta jau. Viskas, uždarai duris balnyčiai. Netvarkau blogai, tvarkau irgi blogai. Tai kas kaltas, kad nemokai tvarkyti ir gyvenimą? Man Tvarkyti, bet aš čia nieko nereikės. Maja, viskas gerai. Maja čia bando kažką mums parodyti? Aš jai pačiai tuoj parodysiu, mano kantrybė jau senka. Laura, dabar uždaryk duris, neįm. Palauk sekundę. Viskas gerai. Blemba, Maja, gazdini, nu. Tikrų jos, bet... Eik, tu pailsėt, aš viskas tvarkysiu. Aš sekundę pagulėsiu. Ne sekundę, o eini normaliai ir pagulė ir pamiegi. Girdi, Maja, aš sutvarkysiu, blemba, matai, kad tau blogai, net neatsikosi. Eik, pagulėk, nusirami. Girdi, prašau, aš prašau. Viskas, eik, pamiego. Laura! Taran. Einu tvarkyti. Kur tvarkyti? Einu tvarkyti, skuk, bučki. Ateik. Bučki. Ateik. Viskas, bučki. Ok, lip, padėk, nu tai uždaryk duris. Lemba, negalim, nu jai blogai yra. Jei yra blogai, tu supranti, tu gal nori tą kiaulinę? Ne, aš netvarkysiu, ateis laikas ir sutvarkys pati viskas, tu nesirūpink, tai suaugas žmogus, nu ką tu darai? Tai žinoma, kad būtų šaunu praleisti laiką vonioje dviese, bet manau, kad teks palaukti kito karto, nes jeigu Maja rimtai serga, nu, tai kažkam reikia aptvarkyti namus, net jei ir Gabrielius liks nepatenkintas. Lemba, man reikia skubėti, aš nespėsiu iki darbo, man. Oi, tos ligonės, blemba, jeigu visos tokios ligonės būtų ligoniniai, tai aš nežinau. Bet gal tu nežadink, leis pailsėti. Nu, su arbatą gal bent prikelsiu. Nu, gal. Tai čia sergys skaitas? Palauk, Gabrieliau. Kas čia per liga pas tave? O, supratau. Aš dirbu visą naktį. Man dabar tikrai geriau. Dirba visą, šūdą tu dirba visą naktį, tu čia prikrėtė nesąmonų visą naktį, man neįdomu, ką tu darai. Yra bendros namų taisyklės, jeigu tu čia gyveni, turi jų laikytis. Dabar ilgės kaip mažvaikė. Kaip man su tai bendrauti, kaip su sesė, kaip su vaiku, kaip su kuo? Nu taip, man buvo labai blogai, dabar man yra viskas gerai. Nu tai, Jėzus, mane pasportavau ir dabar man pagerėjo viskas. Ką čia taip sunku suprasti, aš esu šokėja, man reikia formą gal palaikyti, nu. Tu iš viso nesiklausai, nieko nedarai. Pasižiūrėk, jinai serga, jinai skaitosi serga čia. Atsilenkimus darom. Tu atsilinkimus darai? O mes tvarkomės, jau šūdą pridarytų. A taip greit pailsėjai, taip greit atsigavai? Ne taip suprantu, man tikrai blogai buvo. Ne, aišku, mes Man dabar nesiklausome. geriau yra. Bet tai kokia egoistė? Kaip taip galima apgaudinėti žmonės? Jūs man pasakykit, jinai ką, mus tokiais durneliais laiko? Blemba, Maja, aš tau nuoširdžiai norėjau padėti, tikrai nuoširdžiai. Galvau, kad mes draugės. Ne, draugės taip elgės, taip. Mes turėjom laiką kartu su Gabrielium susiplanavę. O tu viskas sugadinai savo naudą. Sutvarkysime viską. Keli savo šiknai iširginioji. Ai, eina. Davai, kad vonia būtų sutvarkyta, kad visa būtų svetainė sutvarkyta, visas būtas, kad būtų sutvarkytas, užknisai jo. Nu, aš negalvau, kad jie tikrai taip supyks, man tikrai buvo blogai, aš buvau vakar labai gatava ir man tiesiog reikėjo pailsėti.
Nu, ypač Laura, aš nežinau, labai supyko ir aš tikiuosi, kad mes vis dar draugės. Ko tau vėl čia reikia? Aš labai atsiprašau dėl viso to, kas vyko, bet gal jums, jeigu jums nebūtų taip sunku, gal galite pakviesti Miglę? Nėra Miglės. Jis žadėjo pas tave važiuoti. Pas mane? Tai manęs nėra. Aš turiu tada važiuoti. Palauk. Aš tau kažką turiu. Turi kažką man. O dabar eimi ir staigiai šio laiką čia pridirba ir kol neišvalysi, tai nieko aš nenoriu girdėti. Eimi ir valai. Eini ir valai. Afigėti. Nu tik tai to ir betrūko, nu aš nenoriu valyti. Vat jeigu dabar Miglė stovės prie durų, o namuose nieko nebus, kas jai duris atidarys? Aš juk stoviu čia. Nu Jofana, aš neprisimenu, kaip aš čia padariau. Kiek aš čia ir... Kodėl aš čia tai padariau? Prašom, jau baigiau švarytę, viskas gražiai, tvarkingai yra. Taip, tikrai, matai, nu aš nežinau, biškutį balutė yra tik tai, bet labai atsiprašau, dar kartelį tikrai. Ačiū labai, dar kartelį atsiprašau, gerai ir gražios dienos, tikrai, viso ko geriausio. Ačiū labai, ate. O, kaip gaila, nieko nėra. Aš esu. Ką? Tu, iš po tilto šliaužiai Ievai pasakyti, kad dabar neturi namų. Ne, tai jau pasakyti, kaip tu gražiai atrodai. O, ir odekolonų gydaisi, vargšas, ate. Pigiausias vaizdas, ne? Pigiausias, kaip ir tu. Viso gero. Ate. Kodėl tau neina prisiskambinti? Nes telefonas išjungtas. Jis ką, geria vidury dienos? Kas čia per nesąmonės? Aš nežinau, tikiuosi, jis galės man viską paaiškinti. Tu įsileisi šitą valkatą? Tave išvarė iš namų iš tikrųjų? Tu rimtai šitais dėl bylas tiki? Tai ką dabar brisius ir durnim apsimeta, ne? Kas nebėra, tu iš vis valė. Čia mano pata, tu mane čia neapsivardžiuosi. Mahalinį patys čia savo reikalais, brisius gal. Valink po tiltų savo. Baigiam, mums reikia pakalbėti dviesi, eik. Jo, tu kušino veidą nusiskus pridalė, gerai? Tokio agresyvaus aš Leo dar nemačiau. Kodėl jis užsipuolė Aliną? Toks jausmas, kad kažkaip pasaulio pabaiga artėja. Visos aplink panos piktos. Kas jom pasidarė? Sekso trūkumas. Kodėl tu nenori išklausyti? Mes išklausyk, kad aš sėdu prieš žmonių, prie visų kelių, prieš tave atleik man. Jeigu nebūtum tokia įžūlį, būtum visai fainas esi. Nežinau, galvau, kad jis stipri moteris, bet jisai iš vis kaip maniakas kažkoks. Tai gal mentam papasakosi, kad nuo šiol ir merginas muši, ką? O gal mentam papasakot, kad jums reikia valinti šeką? Leo, kas čia per pasirodymas, ką? Prašau, nepradėk, brambo, atėjau, paieškot ramybės čia, o tu pradedi vėl irgi.
Visiškai ne mano diena, visiškai ne mano diena. O tai kas buvo? Kodėl tave išmetė iš namų? Kodėl pas jūs atsikrausė Živilė? Iš viso, Leo, mes tavim tiek dienų praleidom dabar kartu, kodėl tu man net neužsiminėjai apie Tu net tai? nekalbėk apie tą kalį iš viso, tik jau pažiūrėk, toks planas buvo. Aš į chatą atvėriau, viską dalinau, stogą virš galvos, lovą, viską absoliučiai. O jinai, matai kaip prastumė. Aš nesuprantu, o iš viso, iš kur pas tave tiek pykčio ant jos? Tu gal iš tikrųjų ją bandai pabučiuoti, ar kas tenai buvo tarp jūsų? Paaiškink man, Leo. Nepradėk ir vėl apie talį. Supratai? Užkniso mane jau visiškai juodai visas šitas dalykas. Jinai to visiškai nusipelnė, galėjau ir trenkti turėjo būti. Ačiū, kad dar nepasimaišė. Ką norėjai Žviliai trenkt? O ką aš turėjau daryti? Tu ką tik pasakai, kad tu nori prieš moterį pakelt ranką, ar man pasigirdo? O kas čia tokio? Tau dažnai biškai pasigirsta. O kas čia tokio? Čia tokio, kad tu dabar eisi iš čia tikrai. Aš eisiu? Aš negaliu būti su žmogum, kuris gali pakelt prieš moterį ranką, ar supratai? Kelintą kartą aš išeisiu, ką? Eisi, nors... Užves kalendorių gal? Paskutinį kartą eisi. Kur aš eisiu? Ne mano reikalas, eini. O, aš geriau, pažiūrėk, kaip aš myliu Leo, va taip myliu, aš pigienai. 16 kartą pagaidino. Dar pažiūrėsim, kaip mane pagaidino. Eini tik greičiau. Labas. Žiūrėk. Kas įdavė teisę man aiškint, ką? Dargi vakar nekentė tą žertvą Živilės, o dabar matai, mostelėjau biškį kumščiu, prabudo bobiškas solidarumas. Kas per šūdas? Čia visiškai ne tas žmogus, su kuriuo aš susipažinau. Aš nesuprantu, kas jam galėjo atsitikti, kaip jisai galėjo taip nutrūkti. Miglė, tu jau atėjai? Labas ir tau. Miglė, aš taip skubėjau namo. Man labai gaila dėl visko, supranti? Aš labai gailiuosi. Aš taip logiškai pasielgiau, man trūksta žodžių. Dieve, tikiuosi, man atleis. Juk jį dėl to ir atvažiavo. Aš dėl to įsiveržimo aš esu kaltas. Aš kaltas dėl visko. Ar tu man atleidai, Miglė, ką? Šūdas. Kai pamačiau jos reakciją, aš supratau, kas bus toliau. Aš toliau galėjau tik tai tylėti ir klausyti. Nežinau, kaip tai pasakyti žodžiais. Visos jo tos nesąmonės, lakstimai, kita pana. Šito man jau per daug. Sulūžt. Maja, klausyk, ar tu galėtum kažkur tai eiti kitur, pavalyti? Visi čia labai protingi, man aiškink, kur ir ką valyti, iš vis džiaugias, kad valau kažką. Dėl manęs gali nevalyti, nieko. Šnekėsim į kambarį, prašau mano, gerai? Wow, jokį kambarį, čia nieks neina, aš ten viską išploviau, ten šlapę dabar. Kaip tu galėjai tai pasielgti? Bučiuoti su kita. Tai visų pirma, jinai... Jeigu tu mane myli, tu palauktum sekso. Visų pirma, jinai mane pirmą pabučiavo. Visų antra, taip, aš tau pats prisipažinau. Supranti, jeigu tu man būtum nesvarbi, jeigu tu man tu nerūpėtum, aš tau nesakyčiau, paprasčiausiai... Aš tau svarbi. Taip, tu man esi svarbiausias, tu man svarbesnė už bet ką. Viskas baigta. Kokie baigta? Negali būti baigta, jeigu dar nebaigta. Aš myliu, tu supranti. Miglė, prašau, ką tu dabar šneki? Tai tik bučinys, o tai kas bus kitą kartą? Aš nebegaliu juo pasitikėti. Bet to pasakoja Aleksui apie mūsų santykius, visos tos mergos, gėrimai. Aš negaliu taip, viskas. Kad ir ką besakyčiau, kad ir ką bedaryčiau, viskas yra blogai. Ar ne? Jinai norėjo teisybės, jinai gavo teisybę, o ką aš gavau? Šliauką į veidą ir viskas. Tai ką man dabar reikia būti tokiu kaip Leo? Aš galiu būti. Maja, o tu iš viso bardėlą čia su savo, tu gal smegenys įsisiurbėjai, ar ne? Pagalvok, ką tu čia darai. Nebandai ten lipt, aš tau galvą nurausiu. Aš galvoju, kad aš ateisiu, aš Migliai prisipažinsiu, kaip buvo iš tikrųjų, bet dabar gavosi taip, kad jinai nenori girdėti mano tos teisybės, bet aš ją myliu be galo, o ta moteris, kuri man bučiavo, aš viso man nieko nereiškia, bet kaip taip gali būti, aš nesuprantu. Jeigu yra teisybė, tai jinai turi būti, o jinai dabar pabėgo, viskas, o gal aš iš tikrųjų nesu jai svarbus, išeina taip, bet aš netikiu, taip negali būti, supranti? Ar tu įsivaizduoji, kaip aš jaučiuosi? Jis prarado mano pasitikėjimą. Ar iš viso jis mane mylėjo? Galvojau, radau savo žmogų, bet pasirodo klydau. Mažutė, Saulutė, palauk tu manęs. Palik mane ramybėje. Kur tu eini dabar? Aš tavęs labai prašau, išklausyk manęs nors sekundį, kodėl? Kiek tavęs galima Aš labai atsiprašau, dėl tokios nesąmonės mes negalim prašyti. Negali. Aš labai atsiprašau, aš būsiu geras, prašau, atleisk man, Miglė. Kodėl tu nenori išklausyk, mes išklausyk, kad aš sėdu prieš žmonių, prie visų gerių, prieš tave, atleisk man, atleisk. Visą patį kartoji, Miglė, atleisk, prašau. Cross your heart and say you've never given up.
that you carried on when every door was shut, that you live with no regret. We wear a smile to hide that we've been hurt before, keep our disasters in a suitcase by the door, 'cause you know we're only human. So lay your hands on the left behind. We all know how it feels to be forgotten for a while, in a crowded place, trying not to feel alone. Just remember that we've all been broken once, so let's love the broken ones. Kas vėl? Labai gal netrukdysim. Nu, trukdai, Maja. Vinioji iš čia. Nu, baig taip šiukščiai, aš trumpam tik tai gali peržiūrėti. Šūdas, nu kas dabar atsitiko? Vėl atsivilko prašyti kažkokių nuolaidų. Nu ką tu peržiūrėt, ką tu čia vėl kiši grafiką, kas čia yra? Laura Prašau, dabar už pažiūrėk. tave visus darbus nudarys. Nu, kas jai užėjo? Mane užkniso jos lindimas į mūsų gyvenimą. Gali nešti, pasikabinti savo ir žiūrėti. Vėliau pirmiausia pasižiūrėk, o po to kalbėti. Peržiūrėsi. Maja, netrukdyk, ką išeik. Peržiūrėk ir aš išeisiu. Okay? Ok. Gabrieliau, tikrai, aš neišeisiu. Prašau, peržiūrėk ir tada aš tikrai išnykstu iš čia. Šūdas, o kaip gražiai nupaišėjai, iš 10. Kita pusė, Gabrieliau. Nu ir ką? Tikiuosi, kad jie apsidžiaugs, o mes pamiršim visą šitą nesąmonę. Na, aš labai atsiprašau dėl to, kad aš vaidinau sergančią ir aš dar padarysiu visus darbus už tave. Gerai? Aš labai atsiprašau, nepyk ant manęs. Aš tensiuosi jums kompensuoti visą šitą dieną, dėl ko jūs negalėtumėte pabūti kartu ir dabar jūs turėsite tiesiog daugiau laiko savo, gerai? Ir įdėmiai pasižiūrėkite. Maja, daugiau taip nebandai pasielgti. Tikrai negražiai. Jeigu nebūtum tokia įžūlį, būtum visai fainas esi. Gera žinot, kad Maja dar kažkiek sąžinės turi. Nu tikėkime, kad ateityje tokie dalykai nepasikartos. Nu, aš nemoku ilgai pykti to savaitę, bet tvarkymasi, tai aš tai nieko prieš. Ok, dabar neždinkis, netrukdyk mums. Jo, mes norim pabūti dviesi. Atėmė mūsų laiką. Čia prakuosus ir žvirbliai į susirinkimą. Dabar. Virtuviai. Tai vėliau pažiūrėsim. Nu, pažiūrėsim. Kas dabar? I like us better when we're wasted. It makes it easier to say yeah. Lay all your laundry on the bed, then I'm laying it instead. I like us better. Jeigu tai tiesa, jis iš tikrųjų primušė moterį, jam bus. Maladės, nuo manęs irgi. Jo, aš tau sakau. Nesąmonė dabar yra. Atdubasinsim jie. Negyvens jisai čia iš vis. Visi čia gaili to Živilės, čia Živilė didžiausia auka, čia Živilė. Aš asmeniškai galvoju, kad Živilė pati čia kažką pridirbo. Namas. Žiūrėk. Kas atsitiko? Pasimatėjo. Ai, ne? Reikia pakalbėti. Živilė tai. O, gražuolė tai. Labas. Labas, Živilė. Net gal einam dviese pasišnekėti. Živilė, mes čia paslapčių neturim Prašau. Taip, kad sėdė. Kas atsitiko? Kodėl išmetė į Leo iš namų? Na, aš nenoriu apie jį kalbėti. Nu, klausyk, nežaidžiam šitų žaidimų. Tiesiog papasako, kas ten įvyko. Viską išdėstyk dabar, eilės tvarka. Nu, jis į pamirštas reikalas, aš ne... Živilė, nu? Esmė tame, kad mes susiginčiam žiauriai su juo ir... Jisai užpyko dėl to, kad aš papasakau apie tą bučinį, kad aš čia atstumiau ir kad tau pasakiau ir... Jis, nežinau, iš vis jisai pašėlo, griebė mane už rankų, trenkė į sieną. Smarkiai trenkė. Kur iš viso tam trenkė? Jo, Nu, čia už rankų suėjo. parodė.
Eik tu savo, parodyk. Šiukšlė. Jo. Kad ir kas bebūtų buvę tarp manęs ir Živilės, aš tikiu kiekvienu jo žodžiu. Kažkaip aš žinau, jog tokios istorijos jinai tikrai neišgalvotų. O tai tik tai patvirtina, koks Leo iš tikrųjų yra šiknius ir tik priverčia mane dabar jaustis taip durnai. Nu, Živilė, man labai gaila, kad tau taip atsitiko. Realiai, ką aš dar galėjau pasakyti? Net nesitikė, visi manęs išklausė, visi manim patikėjo, net ir Laura. Kažkaip pasijaučiau iškart geriau. Dabar suprantu, kodėl aš taip visų pasilgstu. Nežinau, galvau, kad esi stipri moteris, bet jisai išvis kaip maniakas kažkoks. Kol aš jo nematau, man dabar normaliai. Tikiuosi, kad ir nepamatysiu. Aš senai sakiau, kad jis snarglys yra. Kur gyvena? Jo, mes taip Žinai, kur gyvena? Aš iš kur žinau. Surasim. Iškasim jį. Ne namie, tai darbė surasim. Jo. Jeigu jis taip prie mano mergos pasišvaistytų rankom, jis nesurinktų dantų. Bet dabar tai daro vienas pats kažkur pasislėpęs. Lochas. Tegul Leo čia nesirodo, nes gausi snukį. Ir ne nuo bakhūrų, o nuo manęs. Nu ką, zdorovo? Ką, atėjo draugai gynėjai, biški princesė širdies gelbėta, ne, tipo? Nu, pažiūrėkite į jį. Visas toks patenkintas. Muša moterį ir jam pofik. Ar čia žmogus? O taip, Alina, Aleksas ir Jonas. Vat būtent tie žmonės, kurie gali visiems kleisti gėrį ir mokyti visus gyventi. Va, teisingo gyvenimo gūro atsirado. Šitam mėšlo aš neturiu laiko. Visiškai ne vieta ir visiškai nelaikas. Nemoralizuok. Nemoralizuok. Apsaugą iškviečiu, mentai važiuojat į Abizelniką, ir ramus gyvena toliau. Ačiū. Tai gal mentam papasakosi, kad nuo šiol ir merginas muši, ką? O gal mentai papasakot, kad jums reikia valinti šeką? Tai davai, šok prieš mane. Šok Prie visų prieš mane. trenkat jau taip darai, kad jau tau normaliai yra mušti. Apsižiūrėkit žmonių aplinkui, jeigu ne aš, kiti iškvies. Nu tas Leo, jisai tikėjosi, kad mes su Aleksu stovėsim ir naiviai žiūrėsim, kaip Alina drasko kisėm. Mes netokie, mes tikrai padėsim ją visada. O jo drąsa greit išgaruoja, kai šalia stovi tokia moteris kaip Alina. Jis drąsus tik tai prie apsaugos. Tegu jis pabando, nors mane piršteliu paliesti. Aš nors ir maža, bet jam porą dantų mielai išmušiu. Tai ką, tipo, slaptai muši? Kietas, tai davai, muš. Davai, einam, išeinam, davai, išeinam. Didvyris, blemba, ar ne? Dabar tu didvyris. Didvyris. Ką dabar pasakysi, ką? Čia dar kažką rodys. Ką dabar nereikia, ką? Tai gal šokis. Prieš vyrus geriau, ne prieš moteris, ką? Sėdėk. Tu vaikaukiam gerą, kad prisimintų. Nusiramink, Leo. Klausyk, ką sako. Mergas mūšį, karoči, sėdėk. Mergas mūšį, ne? Ką dar tu ten padarysi, a? Šiaip, karoči, Leo, aš tau sakau, uždraučiau daugiau, artintis prie lofto. Aš tiesiog negaliu patikėti, kaip jisai man buvo aptemdęs protą. Kiek laiko aš nemačiau tokių elementariausių dalykų, bet viskas tikrai baigta. Prieš įvylės ir prievas, kad daugiau čia nebūtum, supratai prie jų. Ne, aš ant tavo įspėjimą. Alio, jisai nevertas to. Atėjau su dalbyls draugus Nikolina nesupranta, kai aiškini geruoju. Aš neatėjau už juos atsiprašyti, aš atėjau tau pasakyti, kad tu man nematai paskutinį kartą. Supratai, kad tu esi nieko vertas, tau pas save tiek galvoj, tiek širdį yra tuščia. Visiškai tikiu, ne? Taip, ir geriau, kad patikėtum. Ir žinok, dink iš mūsų gyvenimo, supranti, iš mano ir visų žmonių, kurie mane supa. Jo, patarimas geras tau. Patarimas. Daugiau niekada čia negrįžk iš vis, aišku. Girdit, baigit. Nelys prie moters. Nelys prie moters. Gerai, viskas, jis šūdo nevertas. Einam. Ir negrįžk iš vis čia. Tau
Klaudija mane norėjo išprievartauti, vos ne. Aš turėjau Klaudiją sulaikyti. Tai blema, tai reikia policijai skambinti, ko mes čia laukiam? Nereikia policijos. Išeik, dabar gali išliaužti. Aš jau pašliaučiuosi per galvą. Supranti, tu man melavai ir tai nieko nekeičia iš tikrųjų. Dėl tavęs man visus vidurius paleidus, supranti? Kur čia aš?